Labą dieną. Rugsėjais Kauno klinikose yra skelbiamas pacientų saugos mėnesio. Todėl šiandien apie iniciatyvas, kurios numatomos rugsėjo mėnesį ir yra susijusios su pacientų sauga, kalbame su Vilma Traškaitė-Juškevičienė, Kauno klinikų gydytoja anesteziologė, reanimatologė ir pacientų saugos entuziastė. Labą dieną, Vilma. Labą dieną. Tai kodėl reikia kalbėti apie pacientų saugą? Apie pacientų saugą kalbam jau iš tikrųjų ne pirmus metus ir panašu, kad kalbėsim ir toliau, nes iššūkiai ir tie klausimai, kurie kyla, išlieka aktualūs ir panašu, kad tos problemos, kurias mes vis sprendžiame, jos išsprendus vienas atsiranda galbūt kitos ir tie iššūkiai, su kuriais susidurėme, jie vis dar yra svarbus. Niekada turbūt nebus ta diena, kad sudėtumėm rankas ir sakytumėm viskas. Dabar mūsų pacientai yra 100% saugus ir mes jais rūpinamės nepriekaištingai. Pacientų saugą aš matau kaip tokią kelionę, kur mes einame tiesiog, geriname procesus, rūpiname savo pacientais, rūpiname savo gydytojais, savo slaugytojais, kitais specialistais, bet niekada nebus taip, kad mes jais būtumėm 100% pasirūpinę, taigi apie tai kalbėti yra svarbu, aktualu ir svarbu nepamiršti iš tų temų. O kokios su pacientų sauga susijusios veiklos numatytos šiam rugsėjui ir kuo šis mėnesis bus ypatingas? Rugsėjį apie pacientų saugą kalba iš tikrųjų visas pasaulis ir turbūt prasidėjo viskas nepakankamai neseniai, kai rugsėjo 17 dieną Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė pacientų saugos dieną, tam dedikavo specialią vieną dieną ir paskelbė įvairias iniciatyvas, kurios vyksta tą dieną. Mes šią dieną minime jau 3 metus Kauno klinikos ir dabar su komanda sugalvojame, kad reikia šitą idėją, visą pacientų saugos koncepciją pakelti į kitą lygmenį ir tam dedikuoti ne tik vieną dieną, nes šios problemos yra svarbios ir reikšmingos, bet dedikuoti visą mėnesį, nes tikrai turime apie ką pakalbėti, turime iššūkius, kuriuos turime išspręsti ir klausimus, kuriuos turime atsakyti. Tai dedikuojame visą mėnesį, rugsėjais turi 4 savaitės ir kiekviena rugsėjo savaitė bus skirta tam tikrai problemai, tam tikriems klausimams analizuoti ir diskutuoti. Tai kokios pagrindinės temos bus aptartos rugsėjai? Rugsėjo 1 savaitę mes dedikuosime medikamentų saugai, pastebime, kad klaidų arba incidentų tam tikrų susijusių su medikamentų skirimu, susijusių su netinkamu medikamentų skirimu daugėja ne tik tai visame pasaulyje, bet pastebime tam tikras tendencijas ir Kauno klinikose. Aišku, tos tendencijos galbūt susijusios ne su pačių klaidų didėjimu, bet su intensyvesniu pranešimu apie klaidą. Žmonės nebebijo apie tai kalbėti, mes sulaukėme daugiau nepageidavimų įvykių registracijų, incidentų registracijų. Tai matome, kad tai yra aktuali problema, tam skirsime 1 savaitę. 2 savaitę kalbėsime apie pacientų įsitraukimą į pacientų saugos procesus. Turime suprasti, kad atsakomybė už pacientų saugą tenka ne tik tai sveikatos priežiūros specialistams, gydytojams, slaugytojams, bet kartu ir patys pacientai, jų artimieji, šeimos nariai turi bendradarbiauti, siekdami šio bendro tikslo. Ir stengsimės paraginti juos tai daryti ir diskutuosime apie būdus, kaip pacientai gali būti įtraukti į saugos procesus. 3 savaitė bus skirta medikų psichologiniam saugumui ir gerovei darbe užtikrinti. Iš tikrųjų, šita tema vis dar išlieka aktuali, nors Kauno klinikos tikrai deda didelės pastangas ir žengia tuos žingsnius į priekį, kad pasirūpintumėm ne tik tai pacientų, bet ir medikų gerovę, jų psichologinę gerą būseną, išvengtumėm galbūt jų pervargimo, jų tam tikrų neigiamų emocijų ir apie tai kalbėsime 3 savaitę, kokie tie žingsniai yra ir ką galime dar padaryti, kad mūsų medikai būtų saugus ir kaip įmanome labiau patenkinti darbo vietoje. Na ir paskutinioji savaitė bus skirta kalbėti apie saugią chirurgiją, apie teisingą pacientų identifikavimą, apie tam tikras intervencijas, kurios yra skiriamos ir atliekamos Kauno klinikų pacientams. Tai toks yra planas ir apie tai planuojame kalbėti visą rugsėjį. Pacientų saugos konsultacijos su klinikomis - tai pakankamai naujas formatas, kalbant apie pacientų saugą. Ir ko tikimasi iš šių konsultacijų, kaip skirtingos klinikos galės į jas registruotis?
Taip, tai be to, kad mes kalbėsime kiekvieną savaitę vis skirtingą su pacientų sauga susijusią temą, rugsėjį vyks ir kitos iniciatyvos. Tai taip pat norėčiau paminėti ir žinoma konferenciją, kuri vyks rugsėjo 14 dieną, jinai bus dedikuota pacientų saugos dienai paminėti. Ir kiekvienais metais Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė tam tikrą temą, kuriai būna skirta konkreti pacientų saugos diena. Šiemet ši diena yra skirta pacientų įsitraukimui skatinti, kad medikai galėtų išgirsti kiekvieno paciento balsą, jį atliepti ir kad būtent būtų skatinamas bendradarbiavimas tarp gydytojų ir pacientų, siekiant užtikrinti pacientų saugą. Na ir kaip Jovita minėjai, taip pat bus rengiamos ir konsultacijos Kauno klinikose su skirtingomis klinikomis. Tai konsultacijose dalyvaus mūsų pacientų saugos komandos nariai ir planuojame eiti į klinikas, skirtingas klinikas, kalbėti ir klausytis tų problemų, su kuriomis jie susiduria savo kasdieninėme darbe. Ši idėja apie konsultacijas kilo ir jinai buvo parsivežta iš užsienio ligoninių, kur tos konsultacijos ir apskritai kalba apie pacientų saugą yra pakankamai įprastas dalykas ir vyksta kasdien. Ten gydytojai atsakingi už pacientų saugos procesus ir kiti specialistai tiesiog kalba su skyrių darbuotojais ir bando išgirsti, įsiklausyti į jų problemas, į jų patiriamus iššūkius ir pagerinti bent kažką, kad kasdienybėje tas pacientas kiekvienas būtų saugesnis. Na ir iš tikrųjų net ir mažas pokytis gali būti reikšmingas. Tik svarbu tą pokytį svarbu žinoti, ką reikia pakeisti ir tik tada tas pokytis galės būti įgyvendintas. Taigi su komanda mes ir stengsimės eiti, klausyti, daugiau negu kalbėti ir įsiklausyti tas problemas susijusios su pacientų sauga, su kuriomis susiduria kiekviena klinika. Kaip bus galima registruotis? Tai kviečiu tikrai klinikas aktyviai šitą progą pasinaudoti, rugsėjo mėnesį paskirti valandėlę pokalbį apie pacientų saugą. Registruotis galima tiesiogiai susisiekiant su manim Kauno klinikų paštu vilma.taškaitė.iškevičienė@kaunoklinikos.lt arba taip pat bus pasidalintas irgi laiškas su registracijos forma, kur kviesime ją užpildyti, suderinsime laiką ir su komanda pas jus apsilankysime. Gali iškilti klausimas, kasgi turėtų su mumis susisiekti, kas tos laiškus turėtų rašyti. Tai kviečiame visus klinikų vadovus, skyrių vadovus, slaugos vadovus, vyresniosius slaugytojus, būtent tartis dėl tokių susitikimų ir mes tikrai mielai suderinę laiką pas jus apsilankysime. Na, o kas turėtų susitikimuose dalyvauti, tai tie žmonės klinikoje, kurie yra labiausiai suinteresuoti pacientų sauga, kurie nori kalbėti apie šias problemas, apie šios iššūkius. Na, aš sakyčiau, kuo daugiau, tuo geriau. Stengsimės įsiklausyti į kylančias problemas. Ir kaip sakoma, ateisime su didelėmis ausimis ir mažomis burnomis ir daugiau klausysimės, negu kad kalbėsime. Aišku, jeigu kils kažkokių klausimų, stengsimės juos atsakyti. Bet pirmiausia, norime išgirsti, kaip klinikos gyvena ir kokias problemas jie mato savo kasdienėme darbe. Na ir Vilma išsamei papasakojai apie iniciatyvas numatytas rugsėjo mėnesiui, tai gal galėtum apibendrintai pasakyti, ko tikimasi šios pacientų saugos mėnesio iniciatyvos. Kaip ir minėjau, pacientų saugos dieną mes minime jau 3 metus ir šiemet taip pat neišimtis. Na ir šiais metais paskelbę rugsėjį pacientų saugos mėnesius stengiamės atkreipti dar daugiau dėmesio šitai problemai ir parodyti, kad jinai vis dar yra aktuali, kad nesvarbu, kiek mes apie tai kalbėsime, kiek dėsime savo pastangų, tai turbūt vis tiek bus dar kažkas, ką galime papildomai nuveikti dėl savo ir savo pacientų gerovės. Tai be abejo, stengiamės skleisti žinią, parodyti, kad ši problema yra aktuali, kad turime apie tai kalbėti, kad turime galvoti būdus, kaip šios klausimus išspręsti, kaip pagerinti gyvenimą ne tik tai darbuotojams, bet ir pacientams. Na ir aišku, norime didinti įsitraukimą, kad kiekvienas Kauno klinikų darbuotojas būtų žinantis apie tos iššūkius, apie tas galimas problemas, kad suprastų galimas rizikas, kurias patiria pacientai, kurie yra gydomi Kauno klinikose. Na ir kad aktyviai bendradarbiautų tiek medikai tarpusavyje dėl pacientų gerovės ir pacientų saugos,
tiek ir patys medikai su pacientais, jų artimaisiais, nes čia yra mūsų bendras tikslas, ką turime dirbti, kur link turime eiti ir tikėkime, kad tokios iniciatyvos, tiek konsultacijos, tiek informacijos sklaida, tiek ir konferencija, kuri bus tarptautinė, padės mums bent šiek tiek priartėti prie šito tikslo. Na ir ačiū Vilma už išsamų pacientų saugos mėnesio pristatymą ir kviečiame visus sekti informaciją apie pacientų saugos mėnesį ir prisidėti prie iniciatyvų.